Labą dieną, aš esu Nyja. Ir aš Marta. Mes šiandien tema žmogaus ryšys su gamta kalbinsime biologijos mokytoją Justiną. Justina, ar galėtum kažkiek pati prisistatyti? Labas merginos, esu biologijos mokytoja, bet šiuo metu esu motinystės atostogose. Tai, žodžiu, šiek tiek esu atitrūkusi nuo mokyklos gyvenimo, bet esu labai laiminga ir labai nustebinta, kad aš šiandieną dalyvausiu šitam pokalbį ir esu pakviesta, žodžiu, man tai yra labai malonu. Gerai, tai tuomet pradėkime. Tai pirmas klausimas būtų, ką jūsų manymu apskritai žmogui reiškia ryšys su gamta? Tai tikriausiai tam, kad atsakyti šitą klausimą, pirmiausia turim suprasti, kas ta gamta. Tai tikriausiai gamta yra visa tai, kas yra gyva. Ir žmogus kaip viena iš gamtos dalių, jis irgi yra gyvas, ane? Tai jisai yra kilęs iš tos gamtos. Ir iš tiesų, man atrodo, kad žmogus taip kaip čia pasakyti, visą gyvenimą jaučia ryšį su savo šeima, nepaisant to, kaip ten tie santykiai klojasi ar nesikloja, bet iš tiesų mes visi turime kažkokį ryšį su savo kažkokia tai pradžia, su savo šeima, tada einant plačiau su savo bendruomenė, su savo žeme, iš kurios tu esi atsiradęs, ane? Taip ir su gamta. Man atrodo, kad tas ryšys yra toksai savaiminis, kuris yra užkoduotas tikriausiai mūsų ir genetikoje. Mes esame tiesiog gamtos dalis ir tai yra neišvengiama, mes to negalime nuneigti. Ir tą ryšį, būtent tas ryšys ir yra savaiminis, kurį vieni daugiau, kiti mažiau mes palaikome. Tai ką reiškia tas ryšys su gamta, tai man atrodo, tai yra labai kažkoks natūralus procesas, natūralus dalykas, kuris egzistuoja. Ir ką reiškia žmogui, tai turbūt labai individualu, nes mes savo aplinkoje matome, kad vieni žmonės labiau susisieja save su gamta, kiti mažiau, kitiems visai jos galbūt nereikia, arba žodžiu, mes esame visi labai skirtingi ir tai yra natūralu. Todėl pasakyti, ką reiškia žmogui ryšys su gamta, tai kiekvienas iš mūsų mes galime tą atsakyti savo. O tada atsižvelgiant į šį ryšį, ką žmogus gali patirti, būdamas gamtoje? Ką gali žmogus patirti, būdamas gamtoje? Čia, man atrodo, irgi yra labai, labai individualu ir aš atsakydama iš tą klausimą norėčiau kalbėti nuo savęs, ką aš patiriu gamtoje. Nes iš tikrųjų gamta yra neatsiejama mano gyvenimo dalis. Aš gyvenu mieste, visiškai mieste gyvenu, rajone, kuriame yra labai mažai žaliųjų erdvių ir iš tiesų, kaip aš sakau, aš gyvenu narvelyje, gyvenu bute, nes atvažiavau gyventi Vilnių, prieš tai gyvenusi visą gyvenimą name su dideliu kiemu, dideliu sodu, šalia buvo miškas, greta buvo marios, žodžiu, vanduo, pievos ir aš toksai visą laiką, tas rajonas yra visai prie pat miesto, bet aš ir mieste aš mokiausi iki atvažiuodama į Vilnių. Bet aš visą laiką jaučiau tą ryšį su gamta, aš tiesiog natūraliai buvau gamtoje labai daug. Tai va, ir tas yra išlikę manyje iki dabar, kad aš visą laiką to ilgiuosi. Nežinau, ar tai tinkamas žodis ilgesys, bet aš visada, mano šeima, mes labai daug laiko praleidžiame gamtoje. Ir tai mums yra labai, labai natūralu. Mes laiką stengiamės ištrūkti iš miesto ir atsidurti gamtoje. Gamtoje aš galiu atsitraukti nuo miesto šurmulio pirmiausia. Ten yra labai mažai dirgiklių. Ir dėl to aš galiu apgalvoti, aš ten patiriu tokį ramybės jausmą, kuriame galiu aš išgirsti savo mintis, ko šiaip labai trūksta man gyvenime, būnant mieste, būnant šurmuly, man labai sunku išgirsti save. Gamtoje aš patiriu tai, kad aš galiu išgirsti save, aš galiu su savim pasikalbėti, aš galiu nurimti, aš galiu išgyventi dalykus stipriau, suprasti dalykus. Gamtoje aš nurimstu. Man tai yra savotiška meditacija, atsitraukimas nuo visko, nuo visų rūpesčių
ten aš patiriu visai kitus rūpesčius. Nes tai nėra kaip kažkokia oazė, kur aš patenku ir staiga viskas nušvinta. Bet tokius dalykus aš patiriu, būdama gamtoje. O kaip Jūs manote, kokia yra žmogaus ir gamtos tarpusavio įtaka arba sąveika? Iš tiesų, kaip ir sakiau, kad žmogus yra gamtos, tiesiog vienas iš gamtos elementų. Gamta neatsiejama mūsų gyvenimo dalis. Tam tikrą prasme, kalbant apie sąveiką, ne? Nes žiūrėkite, mes kiekvieną dieną valgome, maistas ateina iš gamtos, mes rengiamės, mūsų drabužiai, viskas irgi iš gamtos. Žodžiu, visa tai, su kuo mes susidarėme kasdienoje, tai ateina iš gamtos. Klausimas, tai čia yra viena sąveikos pusė, ne? Gamta ir mes. Net jeigu mes ir nenorime būti gamtoje, mes kaip čia, nejaučiam to didelio ryšio su gamta, bet visgi gamta yra tai, kas mus maitina tam tikrą prasme, ne? Kiekvienam žingsnį. Tai yra neišvengiama, mes esame to dalis. Tai čia iš gamtos pusės. O jeigu kalbame iš žmogaus pusės, kokia žmogaus sąveika su gamta, ne? Tai tada reikėtų pagalvoti, kad žmogus, būdamas mitybiniai grandinėje aukščiausioje pozicijoje, ne, mes esame visavalgiai, mes priešų kaip ir neturime, mes esame tie homo sapiens, tie protingi žmonės, kurie gebame suprasti labai sudėtingus dalykus ir gebame spręsti įvairias problemas. Ir kokia mūsų sąveika su gamta. Tai čia mes galėtume kalbėti apie tai, kad būdami protingi, būdami gebėdami suprasti tos dalykus, mes visgi gamtą stipriai įtakojam. Ir ta įtaka ne visada yra, kaip čia, proporcinga tai, kurią mes gauname iš gamtos. Tai mes galėtumėm kalbėti apie žmogaus sąveiką su gamta iš žmogaus pozicijos. Tai mes gamtą kaip ir išnaudojam ir savo poreikiams, ir savo kažkokiems, žodžiu, savo išnaudojam ir nebūtinai proporcingai tam, ką mes gauname iš gamtos. Tai ir su to susijusios tokios problemos kaip klimato kaita, užterštumas ir panašus dalykai. Ir ta sąveika, žodžiu, žmogaus ir gamtos, jinai, man atrodo, yra labai pasikeitusi nuo to, kokia jinai buvo pačioj pradžioj, kai žmogus pradėjo vystytis ir iki šiandien jinai yra pasikeitusi labai stipriai ir mes iš mūsų pusės į gamtą, žodžiu, patiria daug visokių iššūkių susijusių su žmogaus veikla. Žmonija išmoko klonuoti ir iš fragmentų atkurti net ir išnykusias rūšis. Šiuo metu yra debatuojama, ar tai turėtų būti leistina. Kaip Jūs manote, ar žmogus turi teisę kištis į gamtos veiksmus? Tai ką aš ką tik ir sakiau, kad iš tikrųjų, ar turi teisę, man atrodo, toks klausimas jau neturėtų kilti, nes mes jau kišamės į tos veiksmus. Ta prasme, kad mes iš tikrųjų labai stipriai įtakojame gamtą ir priimame sprendimus, kurie dažnai yra naudingi tik mums, o ne bendraja prasme gamtai. Tai ar mes turime teisę, mes jau tą darome. Ir labai, aišku, labai šaunu, kad kyla toks klausimas, ar mes galime tą daryti, nes tada kyla klausimas, jeigu mes jau tai darome, tai ką tai duoda, kaip tai keičia tą gamtą. O jeigu žiūrėtume labiau iš klonavimo perspektyvos ir visokių rūšių atkūrimo, kaip apie tokius kišimusis, kur kartais mes esame kalti dėl rūšių išnykimo, kartais ne mes, bet norime atkurti ir dabar yra debatuojama, ar tai turėtų būti leistina. Ką Jūs apie tai manote? Taip, tai klonavimo klausimus nagrinėja iš principo toks mokslas, kuris vadinasi bioetika. Tikriausiai esate girdėjusios, tai yra etikos šaka, bet kuri susijusi būtent su gyvybe. Ir kalba apie tokius dalykus, kuriuos mes galime, kurie yra etiški gyvybės atžvilgių ir kurie yra neetiški. Ir klonavimas yra vienas iš tų klausimų, kuris iš tikrųjų yra labai
labai svarbu suprasti, tai kaip mes, kaip žmonės, jau dabar gebėdami klonuoti organizmus, ar tai yra etiška, jeigu mes to ir imsimės. Kažkuria prasme tai yra susiję ir su žmogaus veikla tai, kad tam tikros rūšys nyksta, ne? Tai susiję gali būti ir su klimato kaita, ir kurią įtakoja žmogaus veikla. Ir tos rūšys nyksta, ir dabar, jeigu ir tos rūšys nyksta, taip, ir mes žinome, kad gamtoje yra labai svarbus visi tie saitai. Vieni organizmai su kitais yra labai susiję ir nėra nei vieno organizmo, kuris būtų kažkoks beprasmis. Jisai užima kažkokią savo vietą ir tai reiškia, kad jo netekimas gamtai irgi turi kažkokią tai įtaką. Tai noras išsaugoti tuos ar atkurti tas išnykusias rūšis, kaip ir turi, galbūt turi kažkokią mintį, kad galbūt sugrąžinti į tą ekosistemą, sugrąžinti kažkokius organizmus, kurie išnyko ir galbūt užpildytų kažkokias vietas. Bet iš tikrųjų gamta pati tvarkosi, tiek kiek aišku gali, tvarkosi taip, kad pastraukus vienam organizmui, jo vietą užima kažkokie kiti organizmai. Ir klausimas yra tai ar tikrai mes suprantame, koks yra tas siekis ir ką mes iš to gausime, jeigu mes atkursime tas rūšis, kurios jau yra išnykusios. Ar mes norime, kaip čia, užmaskuoti kažkokią tai priežastis, kodėl tai atsitiko, ar mes norime, žodžiu, aš nelabai žinau, kokią tai turi, man sunku suprasti, kokią tai turi vertę tas atkūrimas, nes jeigu taip atsitiko, tai atsitiko greičiausiai susiję ir su žmogaus veikla, bet mes dabar norime įsikišti vėl ir staiga sugrąžinti tą pačią rūšį ir ją klonuoti ir atkurti. Tai vat čia yra klausimas, kokie yra to tikslai. Ir tas kišimas į žmogaus, tai sakau, mes jau esame įsikišę ir ar norime mes dar daugiau kištis ir prarasti visiškai tą gamtos pusiausvyrą, nes nebūtinai gamtai bus lengva susitvarkyti su tuo, kad staiga vėl atsirado kažkokios naujos rūšys ar buvusios rūšys, bet jos jau išnykusios ir gamta jau su tuo susitvarkė ir staiga vėl mes jas atvesime į kažkokią tai ekosistemą. O gal mes tuomet kaip tik pradėtume kontroliuoti gamtą ir galėtume ją pasidaryti patogią tiek savo, tiek tokią, kuri nebebijotų mūsų veiklos. Galbūt tai būtų kažkoks teigiamas poveikis. Man atrodo, dažnai mes norim, žmogus būdamas protingas ir pats protingiausias gamtoje, jisai nori viską padaryti savo patogų. Apskritai, man atrodo, žmogui labai norisi, turbūt tai yra natūralu siekis gyventi patogiai, viską kontroliuoti. Kaip mes jaučiamės, kai mes kažko negalime kontroliuoti, ne, iš karto mes viduje patiriam daug visokių jausmų, kad kažkas yra ne mūsų kontrolė ir mes dabar norime dar ir tai kontroliuoti. Ir tai, ar ne, atsitiks taip, kad norėdami viską paimti į rankas, o visko yra tiek daug, mes visai pamesime ir save, ir tai, kas vyksta aplink mus. Nežinau, čia tik filosofuoju, nes tikrai nežinau, kaip yra iš tikrųjų. Kaip yra teisinga. Dėl to mes ir diskutuojam. Tada pakalbėkime, ką Jūs manote apie žmogaus klonavimą, nes kaip šiuo metu žinome, kad klonuoti ir net eksperimentuoti su žmonėmis yra griežtai draudžiama. Dėl šio laikotarpio vyraujančios socialinės aplinkos ir teisinės bazės, tai jei šis draudimas būtų atšauktas, žmonės galėtų klonuoti žmonės organų donorystei. Apie tai kalba ir japonų kilmės britų rašytojas Kazuo Ishiguro savo mokslinės fantastikos distopinėme romane Neleisk man išeiti. Tai aš norėčiau paklausti, kaip jūs manote, ar turėtų būti leista klonuoti žmonės būtent organų donorystei ir kodėl? Žmogaus klonavimas organų donorystei skamba kaip žmogaus kūno naudojimas, kaip kažkokio tai daikto, tam, kad mes galėtumėm vėl kažkas iš mūsų galėtų gyventi patogiai. Ir ką tai reiškia, ne? Kad mes klonuotumėm žmogų
jisai užaugintų mums organus, kuriuos mes paimtumėm, bet greičiausiai tas žmogus jau nebegalėtų egzistuoti. Tai kas tada yra žmogus? Ta prasme, kokia yra žmogaus vertė ir kaip nustatyti, kuris yra vertingesnis. Ar mes jau iš karto žinosime, kad klonuotas žmogus yra mažiau vertingas, dėl to jisai naudojamas kaip dirva užsiauginti kažką. Net jeigu jisai galės egzistuoti, ne, jisai žinos visą laiką, kad jisai yra išnaudotas, panaudotas klonuotas žmogus, jis, mano nuomonės, nėra mažiau vertingas negu bet koks kitas žmogus. Nes jeigu jau tai yra gyvybė, tai vadinasi yra ne tik tai kūnas, bet yra ir dvasia. Ir kaip mes nei vienas negalėtumėme, mes savo esame svarbus ir negalime tarnauti kito naudai. Vis tiek mes esame pirmiausiai mes patys savo vertingi. O tik paskui galime, žodžiu, kaip sako, pirmą pasirūpink savim, kad galėtum pasirūpinti kitų, nebereikalo skrendant lėktuvu. Visą laiką tėvams sako, kad pirmiausia, jeigu kaukę, tai nesusidėk savo, tik paskui savo vaikui. Ne? Ir suprasti, kad tu esi nevertingas, nes tu esi klonuotas ir dar iš tavęs kažką paima, aš neįsivaizduoju, iš viso, kas yra žmogus tada. Kas yra gyvybė? Nesvarbu, kaip jinai sukurta. Man atrodo, čia yra klausimas, kas yra gyvybė. Ir kiek jinai mums kaip gyvybė yra svarbi. O jeigu būtų organai auginami laboratorijoje ar kokiose ligoninėse, kad tai nebūtų grinai viso žmogaus klonavimas, tai būtų kažkokių organų klonavimas? Iš tikrųjų, tokie moksliniai tyrimai atliekami jau gana seniai. Ir iš kamieninių ląstelių yra bandoma užauginti visokius organus. Deja, negaliu dabar pasakyti, kokia yra naujausia pažanga mokslo srity šitų klausimų, bet manau, kad taip, jeigu mes kalbame apie organą, tai yra viena, bet jeigu mes kalbame apie gyvybę, tai yra visai kitas klausimas, dėl ko ir žmogų klonuoti yra griežtai uždrausta ir sutarė praktiškai visą bendruomenę šitų klausimų, mokslinę bendruomenę. Tai mūsų manymu žmogus yra pajėgus sukurti autentišką gyvybės formą, nepanašiai jokią kitą, kaip Johano Wolfgango Gėtės apšvietos kūrinyje Faustas, sukuriamas homunkulas, mažas žmogeliukas iš biomasės. Tai kaip jūsų nuomonė dirbtinės gyvybės kūrimas praktikoje paveiktų šiuolaikinį pasaulį? Labai sunkus klausimas, nes niekas nežino, kaip tai paveiktų. Ir dabar vyksta genetinės visokios modifikacijos, ne, kurios aišku, kad tie visi augalai ar tie gyvūnai, jie užima tam tikrą gyvenamąją nišą ekosistemoje, bet ilgoj perspektyvoje tai turi irgi įtakoja gamtą. Ir ką reiškia, kad atsirastų, būtų sukurtas kažkoks naujas. Kas tas kažkas naujas, ateivis, nežinau. Žiūrėkit, man atrodo, mes visi, kai pagalvojame apie kažkokią visai nežemišką gyvybės formą, kuri atsirastų pas mus žemėje, tai kelia didelį nerimą. Tai jeigu mes sukurtumėm kažką visiškai naujo, paėmė kaip sriubą išvirę, sudėję visokių dalykų ir iš jo gavę kažkokį tai homunkulą, niekas nežino, kas bus toliau ir kaip mes į tai reaguosim. Ir aš lygiai taip pat nežinau, bet aš manau, kad būtų daug labai nerimo. Aš labai jaudinčiausi, jeigu žinočiau, kad tokia gyvybės forma kuriama arba jinai jau yra atsiradusi. Nes nežinome, kaip jinai paveiks kitas gyvybės formas ir kokią įtaką joms turės. Ir kaip sumaišys visoje gamtoje visus procesus. Mary Shelley romantinėme siaubo romane Frankensteinas jaunas mokslininkas iš lavonų dalių sukuria dirbtinę būtybę, kuri jaučiasi atstumta ir nesuprasta, todėl pradeda žudyti žmones. Tai kaip jūs manote, ar šiuometinėme pasaulyje dirbtinė būtybė būtų suprasta, ar jinai būtų lygiavertė natūraliai susiformavusiai gyvybei, kaip jinai jaustųsi ar elgtųsi panašiai kaip Mary Shelley romano Pabaisa? Ir pradėtų žudyti kitus žmonės, dėl to nes jaučiasi nesuprasta. Jeigu kalbam, kad tai yra kažkokia žmogiška būtybė, ne, kaip kažkoks žmogus, tai joks žmogus neegzistuoja be meilės. Man atrodo, kad čia reikėtų pagalvoti apie tokį dalyką kaip meilė. Ir jeigu mes
taip įsivaizduokime, kad jeigu mes klonuojame žmogų, ne, tai jį nuo mažo kažkokį auginame, ne, ir užauginame žmogų. Ir jam suteikiame meilės. Bet jeigu mes tokį kaip Frankensteiną, tai yra kažkokią gyvybę sukonstruojame, va čia ir dabar, ne, kuri nepatyrė jokios meilės, nepatyrė jokios žmogiškos šilumos, tai man atrodo, kad tai ir yra priežastis, kodėl tas Frankensteinas yra toks ir taip jaučiasi toje aplinkoje, ne, ir taip elgiasi. Dėl to, kad jisai nežino nei kas jis, nei iš kur jis, nei ką reiškia būti tarp tų žmonių, jisai jų nesupranta, iš kitos pusės pirmiausia savęs nesupranta, nes jis nieko nepatyrė, jis nieko negavo, jį niekas nebuvo įdėta, kas jo dvasia, kas jos, kaip čia, sukurtų ar puoselėtų jo dvasią. O ar žmonės anksčiau, kai buvo prašyta, jie nesuprato to Frankensteino, o ar jie dabar jį suprasdami, kad jisai nepatyrė meilės, jis turi tokio kaip ir nebūtos vaikystės, galbūt galima įvardinti traumą, ar mes galėtumėm padėti suprasti save ir kitus žmonės? Ar mes vis tik jį atstumtume ir padarytume pabaisą? Man atrodo, kad šitas klausimas irgi yra labai nevienareikšmis. Tarp mūsų žmonių bendruomenėje mes irgi turime visokių žmonių. Ir ne visus pavyksta mums juos priimti, kai bebūtų gaila. Ne visiems mums pavyksta. Ne dėl to, kad kažkas yra, iš kitos pusės yra tokių žmonių, kurie yra visiškai atstumti. Ne? Tai nemanau, kad mes kažkur labai nuėjom toli. Mes ir dabar mokomės priimti kitą, priimti artimą, priimti kitą, kuris yra kitoks. Ir ne vis laiką mums tai pavyksta. Todėl tas Frankensteinas ar kažkoks kitas, kažkokia kita gyvybė, jinai lygiai taip pat, man atrodo, kad jai nebūtų lengva ir lygiai taip pat mums nebūtų lengva. Nebūtų lengvos tos sąveikos tarp žmogaus ir to sukurto žmogaus. Ar manote, kad dirbtinai suformuota gyvybė būtų lygiavertė natūraliai susiformavusi gyvybei? Tai, man atrodo, aš, ką jau ir sakiau, kalbėdama kitais klausimais, kad gyvybė iš principo yra gyvybė. Ir mes bet kokią gyvybę žiūrime su pagarba, nepaisant to, kaip jinai atsirado, iš kur jinai atsirado, bet tai yra gyvybė. Ir jai galioja visi tie patys dalykai, kas galioja bet kuriai gyvybei. Ar, sakau, visiškai nepriklausomai nuo to, kaip jinai atsirado. Ar jinai buvo dirbtinai sukurta, ar jinai natūraliai atsirado. Ir jinai turi kažkokią, bet kuriuo atveju užimtų kažkokią vietą gamtoje. Rastų savo nišą, rastų savo aplinką. Klausimas, kiek tai kainuotų pačiai gamtai, kad atsirastų ta vieta. Bet man atrodo, kad mes žmogui gyvybė, apskritai gamtoje gyvybė yra gyvybė, nepaisant to, kokia jos kilmė. Antanas Baranauskas savo romantizmo laikotarpio poemoje Anykščių šilelis kalba apie glaudų lietuvių santykį su jį supančiu mišku. Ką apie tai manote jūs, atsižvelgiant ir į istorinį kontekstą? Ką jūs turite omeny istoriniam kontekste? Pasauliniai karai, apie tai, kaip žmonės elgėsi su mišku, kaip jie jį ar mylėjo, ar paliko, ar iškirto, ar gedėjo, bandė atsodinti. Nes Lietuvos istorijoje tokių įvykių yra labai daug, kai kažkoks miškas buvo iškirstas, jis iš pradžių buvo kaip šventovė, tuomet žmonės jį tiesiog paliko iškirstą, o galbūt kaip tik bandė atsodinti, kaip buvo prašyta Anykščių šilelyje. Ir kaip jūs manote, koks dabartinis yra Lietuvos santykis su mišku ir koks jisai buvo per istoriją? Taip, man atrodo, kadangi Lietuvoje tų miškų yra tikrai labai daug, jie visą laiką miškas buvo šventas, kiekvienam lietuviui miškas buvo šventas, jis ir maitino, ir saugojo, ir teikė prieglobstį. Ir ilgainiui tas miškas
žmogus išėjo iš miško ir pradėjo kurtis už miško. Ir tada mišką pradėjo naudoti savo vis daugiau ir daugiau. Ir ilgainiui, taip kaip yra šiandien, miškas mums, daliai mūsų, tai yra lygiai taip pat vieta, kaip aš ir sakiau, man tai yra vieta, kur aš galiu nurimti, kur galiu rasti savo, kur pabūti saugiai, pamedituoti. Bet iš kitos pusės šiandien miškas yra tai, kas naudojama žmogaus reikmėms. Ir su to susiję tai, kad miškai yra kertami ir kartais neproporcingai kertami. Aišku, reikia suprasti tai, kad žmogus yra įsikišęs į gamtą taip, kad reikalinga tam tikra gamta pati dabar yra išbalansuota žmogaus veiklos ir dėl to natūralu, kad žmogus turi padėti tai gamtai save reguliuoti. Nes jau dabar yra prarastas tas balansas, kuris yra gamtoje. Bet žmogaus veikla miške šiuo metu yra, mano manimu, ne visada proporcinga. Ne tik susijusi su reguliacija, bet akivaizdu, mes naudojame medieną, daugybė dalykų, mes ir eksportuoja Lietuva medieną ir panašiai. Ir tas lietuvio santykis su mišku, nežinau, kaip pažiūrėsi. Irgi, kaip visada, kaip aš ir ne pirmą kartą sakau, kad kiekvieno labai individualus tas santykis, bet bendraja prasme šiuo metu miškas mums yra praradęs tą švento miško vertę. O koksai būtų proporcingas miško kirtimas ar jo naudojimas, kad neatrodytų, jog tai tiesiog yra išnaudojimas gamtos? Ką reikėtų daryti, kad tai būtų proporcinga? Ar iškirsti tiek pas medžiai, tiek pasodini, ar jie gali prisisėti ar užaugti? Kas būtų proporcingas miško kirtimas? Tikriausiai, jeigu kertant mišką nenukenčia visa fauna ir flora, kuri gyvena toje gyvenamoje nišoje, toje dalyje, gal tai toks ir būtų siekis, ne, kad mes nenaikinam, bet padedam gamtai save reguliuoti. Tai ir būtų tas proporcingas, mano nuomonė, tai ir būtų tas proporcingas, ne, miškų kirtimas. Jeigu mes nedarome didesnės žalos, o padedam save reguliuoti. Ir galbūt vienu atveju tai būtų kaip tu sakai, kiek nukirto, tiek atsodinam, bet tikriausiai labai individualu, į kurią vietą mes pažiūrėsime, kokį mes tą kirtimą pamatysime ir panašiai. Tiesiog viskas turi būti daroma siekiant ne tik tai savo naudos, bet siekiant ir nesuardyti tos pusiausvyros, kuri yra būtent tam miške, į kurį žmogus atėjo. O kaip Jūs manote, ar lietuvis vis dar turi tokį pat ryšį su mišku, kaip buvo parašyta poemoje? Kaip visada labai sunku kalbėti už visus, bet pažiūrėkite, mes turime Sengirės fondą. Koks vyksta, koks didelis atgarsis, jeigu mieste nukirtamas medis. Tai aš tikiu, kad visgi yra dalis žmonių, kurie vis dar jaučia labai stiprų ryšį su mišku ir su gamta. Ir tikriausiai mes to ryšio nesame praradę, tik tai gal ne kiekvienas atradė. Nes nuo to triukšmo, nuo tos aplinkos, kurioje mes gyvename, kaip aš sakiau, aš tai pametu save ir kartais net negirdžiu savo minčių, tai galbūt ne visi atradom, bet gal aš tikiu, kad ir nepraradom. Manau, kad taip, turi tą vis dar ryšį, nes kovoja už miškų išsaugojimą. Iš kitos pusės vis dar važiuoja, grybauja, uogauja, rudenį pilna automobilių pamiškėse. Žmonėms reikia to miško. Žiūrėkit, jisai vis dar maitina. Ne, žmonės kaip ir anksčiau vis dar važiuoja ten surasti maisto. Kažkas važiuoja tenai
pabūti, pasiklausyti paukščius, stebėti paukščius ar nežinau, ieškoti barsukų, olų ar kažko. Tas ryšys vis dar yra, nes man atrodo, mes gal ir apie tai susimastom, nes tai mums yra kaip savaime suprantama. Mums nereikia toli pavažiuoti, kad rasti tą mišką. Ir neretai mes ir nuvažiuojam. Kartais ir neklausiam, ko mes ten atvažiuojam. Bet išvažiuojam kažkokie, tai tikiu, kad kažko pasipildė. Kažką atradę ar tiesiog nurimę. Tai man atrodo, kad tas ryšys vis dar yra stiprus ir miškas žmogui yra reikalingas. Ir akivaizdu, nes mes ir vis girdime, kad ir girdim, ir patys dalyvaujame, ne, ir saugom ir tą kalėdinę eglutę, norime vazonę turėti, kad galėtume paskui ją pasodinti ir jinai galėtų vėl prigyti ir džiuginti ir augti. Pažiūrėkite į kiemus nuo savų namų, ne, ir netgi daugiabučių. Norisi to žalios erdvės, norisi to kažko žalio. O kas kitas, jeigu ne medis, mus pradžiugina labiausiai, kuris teikia ir pavėsį, ir užuovėją. Tai ar jūs pastebite daugumos šiuolaikinių žmonių siekį išsaugoti gamtą ir ryšį su ja? Taip, manau, kad yra sąmoningų žmonių, kurie siekia išsaugoti. Ir kaip visą laiką pradėk nuo savęs. Be abejo, kad siekia išsaugoti gamtą. Visam, pavyzdžiui, klimato atšilimo kontekste, man atrodo, kad kiekvienas mes apie tai susimastom. Nežinau, ar tikrai kiekvienas siekia išsaugoti ir kiekvienas yra sąmoningas tame. Bet mes tikriausiai tik tai kažką praradę galime įvertinti, kokią tai turėjo mums vertę. Ir galbūt per tą skubėjimą ir tą gyvenimo tempą žmonės nesusimasto. Man atrodo, daugelis nesusimasto apie tai, kad reikia, kad visgi reikia pasirūpinti gamta. Ir kad mes turime atiduoti kažkokią tai dalį ir mes negalime tik imti, mes turime ir duoti. Bet visgi, nežinau, ar aš gyvenu tokioje aplinkoje, aš ir pati rūšiuoju šiukšlės. Savo kasdienį veikloje visą laiką pagalvoju, ar kokią tai turės įtaką, ne? Ar aš stengiuosi nešiukšlinti, aš rūšiuoju šiukšlės, aš galvoju, ar aš galiu kažko atsisakyti. Nes kiekvienas resursas, ką aš paimsiu, visą tai atsilieps, iš principo tai kažkokia prasme įtakos ir gamtą. Ar aš galiu kažko atsisakyti, kažkokio drabužio, kažkokio daikto. Ir man atrodo, kad aš tikiu, labai noriu tikėti, kad žmonės tampa vis labiau sąmoningi, nes pokyčiai vykstantis aplink mus, jie yra nenuneigiami ir mes juos nebegalime jų jau nebepastebėti. Dėl to, man atrodo, tikrai kiekvienas bent susimastom apie gamtą ir viena apie tai, kad mes pagalvojame, man atrodo, taip kuria tą kažkokią tai bendrą aurą to siekio. Adomas Mickevičius buvo ištremtas iš Lietuvos į Krymą, kur nemažai klajojo, ir jis šiam pusiasaliui dedikavo sonetų rinkinį. Vienas iš kūrinių yra Akermano stepės. Ir Mickevičius kalba apie tai, kaip žmogus pajunta namų ilgesį, pamatęs gimtojo kraštovaizdžio gamtos fragmentus svetimoje gamtoje. Kaip jūs manote, ar žmogus, būdamas svetimuose kraštuose, gali pasijusti kaip namuose, pamatęs savo kraštovaizdį ir kodėl? Man atrodo, žmogų visą laiką traukia tai, kas yra... ar jaudina gal labiau tai, kas buvo, su kuo jisai susijęs, ne? Ir pasąmoningai mes visi ilgimės to, ką kažkada esame turėję, gal kažko netekę. Ir aš tikiu, kad būnant kažkur toli nuo namų, tave gali sujaudinti kažkoks kraštovaizdis, kuris tau primena namus. Nes visgi mes turime tą ilgesį ir
savo artimų žmonių ir savo namų, nepaisant to, kaip esame toli nutolę nuo to savo pradžios. Ir galbūt tai, kad mums reikia kažko, kažko savo, kažko artimo prie savęs. Ir galbūt tai gali būti kraštovaizdis, kuris mums primena namus, kuris primena mums tuos dalykus, kurie mums įsirėžia į atmintį, yra taip, kad mes su jais susitapatinę, susisieję. Ir galbūt tai gali leisti mums pasijusti, tarsi mes būtumėm namuose. Iš kitos pusės mūsų atmintis yra labai unikali. Kvapų užuosdami tokią daugybę mes galime, tie kvapai gali mums sukelti kažkokius prisiminimus, lygiai taip pat ir vaizdai. Ir mūsų gražinti į tuos laikus, kurie mums buvo labai jaukus, šilti ir priminti mums mūsų vaikystę, kuri yra labai nerūpestinga ir kada mes gavome labai daug globos ir kažkokios šilumos. Tai tikiu, kad iš tiesų atradę kažką, būdami kažkur toli nuo namų, atradę kažką, kas mums primena namus, mums tai gali pasitarnauti, pasijuntant geriau ir daug lengviau prisipratinti prie naujos aplinkos ir priimti ją kaip savą. Kristijonas Donelaitis savo apšvietos epochos didaktinėme epe Metai kalba apie tai, kaip keičiasi žmogaus gyvenimas priklausomai nuo metų laikų. Kaip Jūs manote, ar metų laikų kaita vis dar taip pat smarkiai įtakoja žmogaus gyvenimą? Man atrodo, pirmiausia, tai mes esame labai laimingi žmonės gyventami Lietuvoje, nes mes turime visus 4 metų laikus. Ir iš tikrųjų mūsų tą gyvenimą tie 4 metų laikai, nežinau, ar jie dar nebeturi tokios, be abejo, kad nebeturi tokios didelės reikšmės, nes nei mes sėjam, nei mes pjaunam. Ne, mes gyvename visiškai kitaip, bet metų laikai įtakoja mūsų gyvenimą neišvengiamai, vien tai, ką mes veikiame metų bėgyje. Kaip mes žinome, kad vasara bus daug kažkokio džiaugsmo, ne, daug vienų dalykų, o žiemą ateis kažkokia ramybė. Ir iš biologinės pusės yra tie cirkadiniai ritmai, ne, metų tas ritmas, jis yra mūsų genuose, mes tiesiog natūraliai gyvename kažkokiu tai ritmu, dienos ritmu, bet to pačiu ir metų ritmu, ir kuris metai iš metų atsikartoja. Ir man atrodo, kad jis yra svarbus žmogui. Tai metų eigoje žmogus, žiūrėkit, ir nuotaika keičiasi, ir kam yra labai sunku išgyventi tą tamsų laikotarpį, ne, bet iš kitos pusės tai, man atrodo, natūralu, kad mes tarsi tamsiuoju laikotarpiu mes panirame į save ir paskui vėl tarsi atgyjame kaip visa gamta, su visa gamta pavasarį atgyjam ir vasarą džiaugiamės ir rudenį vėl po truputį grįžtam į save. Bet iš tiesų manau, kad metų laikų kaita labiau įtakoja mūsų dvasinį gyvenimą, ne fizinį. Nes fizinis gyvenimas, man atrodo, kad praktiškai nebepriklausomas nuo metų laikų. Mes pomidorus galim valgyti visus metus, agurkus žalius valgyti visus metus. Saulės gauti, kada tik sugalvojam nuskristi kažkur į šiltus kraštus. Bet visgi, man atrodo, tai yra mūsų genetikoje, kad išgyventi tą metų ritmą. Ir su visais tais dvasinė prasme, metų ritmas ir metų laikai vis dar mums yra labai paveikus. Ko gero, tai yra užrašyta mūsų genetiniam kode. O kaip Jūs manote, ar yra natūralu tai, kad mes šiuo metu, nesižvelgiant į metų laikus, veikiame praktiškai kiaurus metus tą patį, toks taip pat darbas, galbūt daugiau ar mažiau atostogų, bet turi keltis tuo pačiu metu, eiti miegoti tuo pačiu metu, dirbti tiek pat valandų, miegoti beveik tiek pat laiko. Ir ar tai natūralu ir kaip tai gali paveikti mūsų psichologiją? Be abejo, aš nesu psichologė toli gražu, bet aš galvoju, kad tai, kad mes, pradėkime nuo to, kad kai kas ir dirba
tokiose vietose, kuriuose nėra net lankų, kur negali žinoti, kas vyksta už lango ir tik tai išėjęs po darbo arba ateidamas į darbą gali pamatyti tai, kas vyksta už lango ir tada tas metų laikas, man atrodo, iš viso netenka visiškai jokios reikšmės. Ir taip, manau, kad gyvenimas pagal griežtą ritmą, kuris egzistuoja visus metus tas pats, kaip tu sakai. Žmogui evoliucijoje nėra įprasta gyventi, ištisus metus visiškai taip pat vienodai, ypač mūsų klimato juostoje gyvenantiems žmonėms. Ir galbūt tai yra priežastis, dėl ko mes išgyvename kažkokius stiprius jausmus. Dėl to, kad mes esame pametę gamtos ritmą. Galbūt tai susiję su tuo. Nes vis tūkstančius milijonus metų žmogų įtakojo gamtos ritmas, o dabar mes jį galime. Jis nebėra toksai, jisai mūsų tiek neįtakoja. Mes galime jį ignoruoti. Ir tuomet norėtume jums labai padėkoti už jūsų sugaištą laiką ir už šį pokalbį. Tai buvo labai naudinga, informatyvu ir esu tikra, kad bus smagu su jumis susitikti vėlesnėse projektuose. Ačiū labai, kad pakvietėt mane.